Sveiki visi, jūs žiūrite 7 PHP pamoką, kurioje paaiškinsiu jums, kaip pakeisti išplėstinės sąlygas ir tiesiog kaip tai padaryti paprasčiau nei su raktažodžiais else if. Taigi šioje pamokoje aptarsime ciklą switch. Na, visų pirma, mes ir vėl turime susikurti kintamąjį bent jau vieną ir toliau pradėkime ciklą switch. Taigi jis prasideda raktažodžiu switch, toliau skliaustuose nurodomas mūsų kintamasis ir toliau rašome raktažodį case ir mūsų variantą, tarkim 3, dvitaškis ir atvaizduojame savo tekstą. Rašome raktažodį break, dedame kabliataškį, toliau sekantis variantas, tarkim 9. Arba, na taip, tarkim 5. Case 12. Ir default. Atvaizduojame, tarkim, nerastą. Ir taip pat pabaigiame ciklą. Na štai, ir visa tai atrodytų štai taip. Mūsų kintamasis yra 12. Ir jeigu jis būtų 3, mums atvaizduotų žodį 3 ir baigtų ciklą. Jeigu jis būtų 5, mums atvaizduotų 5 ir baigtų ciklą. Jeigu jis būtų 12, mums atvaizduotų 12 ir baigtų ciklą. Šiuo atveju mums ir atvaizduos 12, kadangi kintamasis yra 12. Tačiau jeigu jis nebūtų nei 3, nei 5, nei 12, mums atvaizduotų default kodą, tai yra tekstą nerastą ir taip pat baigtų ciklą. Na, patikrinkime. Štai mums rašo 12, kadangi kintamasis yra 12. Tačiau jeigu, tarkim, kintamasis, tai yra mūsų kintamasis 12 nėra lygus 3, nėra lygus 5 ir nėra lygus 14, todėl mums atvaizduos numatytą į tekstą, tarkim. Štai nerasta. Tai yra ne tekstą, o kodą išves. Na ir pagrindė tiek. Taip pat visų šitų dvitaškių ir raktažodžių keisti pagrindė negalima, tik variantus ir kintamuosius ir tekstą ir taip toliau, tačiau visa šio ciklo struktūra turi būti tokia, kadangi taip jau yra numatyta. Na ir šiam kartui tiek, laukite kitų pamokų ir nepamirškite prenumeruoti.